20 uždavinukas. Mums reikia čia tiesiog sutvarkyti va štai šitą trupmeną ir mes galėsime surasti tą iksiuką, kurių mūsų prašo. Taigi bandome sutvarkyti. Prisimink, dauginant laipsnį iš laipsnio, laipsnių rodiklius sudedame. Čia yra 3 antuoju ir 3 pirmuoju mes sudėsime ir mes gausime 3 laipsnių n plus pirmuoju. Na ir visa tai yra pakelta trečiuoju kubu. Turime padalinti. Čia yra 27 antuoju. 27 tai yra 3 trečiuoju. Ir dar pakelta antuoju. Keliant laipsnį laipsnių, laipsnių rodikliai susidaugina, taigi čia aš turiu 3 antuoju. Lygu, dabar vėl skaitiklyje keliu laipsnį laipsnių, tai tiesiog sudauginu laipsnių rodiklius. 3 laipsnėje 3n plus 3 ir padalinu iš 3 laipsnėje 3n. Lygu. Nu, dabar dalinant laipsnį iš laipsnio, laipsnių rodiklius atimsime. Iš 3n plus 3 atimsiu 3n, mums liks tik tai 3 trečiuoju. Čia būtų galima suskaičiuoti ir parašyti, kad tai yra 27, bet mūsų to neprašo. Mums sako, koksgi yra mūsų iksiukas. Tas mūsų 3 trečiuoju yra lygus 3 iksuoju. Taigi, koksgi tas iksiukas? Aišku, jis yra lygus 3. Ir baigta.